Šiandien, draugai, mano Facebook draugai, pakalbėsime aktualią temą visiems, tokia, kaip pervesti pinigus iš savo galvos į savo sąskaitą banke. Įsivaizduokime, kad mūsų tikslas yra turėti savo sąskaitoje 50 000 eurų. Ir ką mes darome per dieną, tuos 2 mėnesius, kaip mes medituojame, ką mes jaučiame, kad šita mūsų fantazija, vadinsiu taip, imtųsi ir realizuotųsi. Nes viskas, kas realizuojasi žemėje, tik tai mūsų minčių ir fantazijos pagalba. Tai kodėl ten atsitiktinai, gal dar kažkokiu būdu mes sukuriame reikalingą daug laiko, bet jeigu dirbant kryptingai, tas pats principas veikia ir šituo atveju. Taigi, dažnai būna, kad žmogus nusiperka kažką, pasiima pinigus iš piniginės ir kyla tokia emocinė reakcija susijusi su fizinė realybė, kad man gal nepakanka pinigų, arba tai, kad išleidau prarastą. Tai šitokios mintis sukels atitinkamus jausmus ir jei tikėsite, tokie jausmai virs emocijomis ir blokais, kurie neleis pas jūs pinigams tekėti. Žinokite, kad veikia 3 dėsniai šitame mūsų mokyme. Pirmas dalykas, mes įsivaizduojame tikslą, kad turime čia ir dabar jau tos pinigus ir dėkojame. Paskui mes jaučiame, kaip su jais važiuojame, kur norime, perkame, ką norime, gyvename, išsivaduojame iš problemų. Antras dėsnis jau reiškia jausti. Pirmas įsivaizduoti tikslą, suformuoti, antras jau jausti. O trečias yra leisti pinigų srautui pas jūs ateiti. Ir kada jūs dėkojate už tai, kad jau turite, o ne už tai, kad kažkada dar gausite. Jeigu svajosite, kad turėsiu, tai taip visą gyvenimą pas jūs ir jūs tas programą turėsite. Jūs turite pastoviai meditacijos metu kartoti, aš jau turiu tai, dėkoju už tai, kūrėjai, tai padaryta. Ir paskui galite tai paliudyti, stebėdami, jūs tos pinigus rankose čiupinėjate, pasimkite banknotus, išrenkite spalvas, kvapą, jauskite ir įsivaizduokite, kad jūsų sąskaitoje 50 000 eurų ir jūs dabar jau niekur neleidžiate, o po to, kada jau atsiras jie, jūs galėsite už juos susimokėti. O dabar įsivaizduojate, kad tie pinigai guli ir jūs įsivaizduojate, kad jūs galite problemas išspręsti, padėti artimiesiems, nusipirkti, ką norite. Ir šito meditacijos metu jausmą reikia jausti, kad turiu ir vibracija turėtų taip, aš pavyzdžiui, stuburio vibraciją jaučiu, susilieju su kūrėjų balta šviesa, jinai prasiskverbia visur į mano norą. Ir tą vibraciją stengiuosi išsaugoti po meditacijos kiek galima ilgiau. Kiekvieną dieną dažnai sugrįžti prie tos vibracijos, tai prie tą eufo jausmo. Kiekvienas galbūt
tą euforinį jausmą pajus kitaip, kažkokia spalva, žodžiu, ar dar kažkur tai kitaip. Bet šitas eufo jausmas visada grąžins jūs prie jūsų tikslo ir apsaugos nuo kasdienių minčių susijusių su praeities problemomis ir ateities viltimis. Ar pirmąją dalį baigiu. Jinai skirta YouTube, o tolimesnis pratęsimas antroji daly jau bus antroji paskaitos dalyje Facebook'e. Nes YouTube'as neduoda pradžioje tiek ilgos meditacijos, tai yra lekcijos patalpinti. Taigi, laukime dabar antros dalies.